Itališka pica. Italiano. Jis minkštas. Čia turim amerikanską bus burgeris, lietuviški bus cepelinai ir čia varliukai užkepti. Ir bulvės. Prancūziški. Itališka pica. Italiano. Tai čia neblogai. Bet čia feikinis kažkoks. Čia paštėtas kažkoks. Ne, tu visados geriausiai įsimin. Aš labiausiai mėgstu tos video, kur reikia valgyti. Čia krosnis mūsų. Krosnis, pažiūrėkit, krosnis, laužas, grilius. O, čia saldus dalykas, aš galvoju, čia žuvis kokia. Ai, servitėlė. Taip. Turim čia užtepėlę. Viskis dekampei. O kur pica itališka? Italiano. O, Laura atėjo. Laura, labas. Darėm tik maistą, va, Laura išką. O galima atidarinėti? Kodėl jūs nuo deserto pradedat? Čia prieskaniai. Aš lygai... Čia yra guminukas, labai cukruotas. Mes su Silvija nesam didžiausias guminukų mėgėjas. Prieš 5 minutės šnekėjom. Ne, aš tai guminukų nevalgau. Jo, aš irgi ne. Guminukų pavalgym. Čia pudingas. Man atrodo, mūsų per daug. Jie, biškutuką. Normaliai. Aš tai noriu įmirti. Čia prancūzą nebuvo. Gerai, dabar žiūrėkit, susitapinsiu krosnį. Žiūrėkit, yra tokoita metaliukas. Šitą metaliuką paėmi ir va tai va. Įsivaizduokit, kad aš kareivis, pažiūrėkit, iškart galėčiau valgyti pasidaryti. You amaze me every time. Tada yra tokia tabletka. Kodėl smirdanti biškį? Kodėl šito šokolado žuvies skonio? Ne. Vapas. Nemoki skaityti paveikslėlių. Tu turbūt skaitai knygą su tekstu. Ta prasme, joninių laužas smirda žuvimi. Dega! Ta prasme, net nesimato, bet dega. Every night you turn up here, you amaze me. Kabulėtės kebab. Matai, Prancūzija kebabai konservuose ateina. Žiūrėkit, mobilus joninių laužas. Va, šiaip labai prastai, kad nemokam prancūziškai. Sorry, aš suvalgiau susainį visą. Mikserio video. Nu va šitas tai jau... O, čia kebabiukas. Nu gerai, dabar palauksim, kol iškepsim, tada gausis prancūzų davinys įvertinimas. Kol kas įvertinimas toksai dėl pakavimo. Man tai 3 iš vis įvertinimas yra. Sausainiai, Laura sakė, Laura apie sausainius. Su tuo užtepėlė labai skanu, o šiaip labai sūrus ir sausi ir atrodo, kad truputį kartonas sūrus. O, eto tokie grybai. Baklažan. A, čia takoj ta plovas. Neiškepęs? Ne, nu čia fainai atrodo kaip namie. Вкусно. Вкусно? Да. Gal pamiksuot reikia? Ну, нормально. Šitas tai ne. Reiktų, normaliai. Нормально. Šitas faina. Paragauk. Gerai, šiaip nuplovas. Gaila išmest bus, nes sušiu turiu. Nu, mažtelį, paragauk. Mažtelį. Paragauk. Laura. Faina, kad šilta. Viskas dėl kontento. Jo, bet šitas va dar atsargiai. Nu. Aš negavim Kaip? Ryžiai kaip ryžiai, bet kažkaip tai... Kas? Mišelė žvaigždutė net. O kur itališka pica? Italiano! Andrius sakė 3 iš 10. Bet tas man pakėlė pažymį. Kiek dabar? 6. Man patinka, bet labai sunku pasidaryti. Ir nėra įrankio. Jo, ir su kuo dabar tą konservą valgyti? Tikrai, bendrą tokį vertinimą sakom. Man patiko tik tas šokoladinis dalykas. 5 došių. Nu, 6. Cepelinų. Amerikietiškas karinis davinys. Tikėkime, mes rasim McDonald'ą. Makaronai in tomato sauce. Čia žiauriai daug visko. Pažiūrėkit. Kolesterolio. Ne. Apple sauce enhanced with maltodextrin. Čia yra obuolių padažas, bet energetinis. Man negalima tokių dalykų. Labai saldus. Noriu pasakyti, kad šitas energetinis obuolių padažas yra labai saldus. Jeigu įsivaizduoju obuolio saldumą, tai maždaug kart 15. Tai realiai jau užkeliavo, ne? Turim sausainį, turim šokolado proteino gėrimą. Čia turbūt karštas. Ir čia turim įrankius gaminti karštam. Kodėl vienintelis Nu dabar maždaug pusę valandos video trukmė bus, kaip Lara bando atidaryti. 2 hours later. Negaliu. Jis minkštas. O Jėzus. Ne? Labai sausa. Ne, bus skanu maisto, bet labai keista tekstūra tokia. Andriu, esi kada davęs? Skonis man kaip sviestas, bet sūrio skonio. Tai tekstūra kaip
Instrukcija sako pripilti vandens iki linios, tada sudėti karštą, va šitą nekarštą šokolado miltelius. Dinamitą daro, tai netyčia... Kiek čia yra? Dosniai, to čia kakavo. Jo. Šitas gal ir skanus bus? Kaip tu galvoji? Mes čia gavom tokią šperę, kad neužtenka atskirai pašildyti kakavos, tai bandom kartu viską vienu metu. Bet jaučiu neišeis. Normaliai. Va, jau jaučiu. O. Vyksta reikalai. Laukit, o man ruoštis neturi čia sprogti. Čia didybą reikia dėti kažkaip. Ja. Va. Viskas. Duonelė, kaip gražiai atrodo, va. Tokia minkšta, va, faina. Minkštas. O Andrius ponas Talžūnas valgė duonelę? Jis jau ten sučius valgo pasislėpęs. Aš tai noriu cepelinų, bulvių ir šaltibarčių. Man atrodo, kol tu čia pasigaminsi, tai yra ateis šitie priešininkai ir tave nukaus, man atrodo, čia... Reikia kažką greito, tokį, žinai, pak, direkt. Nu, kodėl tu muši viską? Ten gal kažkas gyvo. Ai, dar čia kažką turim, o kas čia? Sakyk, aš patikėsiu. Skanu, nes... Tai namai. Makaronai, tokie, sužliugę. Bet skanu. Man tu čia gerti. O tai čia šaltibarčiai? Kaip iš tokio, tai visai nieko, bet kaip patiekalas, tai nelabai. Degtukų turim. Jeigu nedarysim kavos, tai aš pasimsiu iš tikrųjų. Nu tak, kaip ir tu kelią. Aš nežinau, kodėl visi jau taip nusiteikia, kad čia amerikiečiams daugiau balų duos, bet aš, pavyzdžiui, man prancūzų kažkaip viskas paprasčiau, aiškiau, o čia kažkaip daug žaisti čia. Aš pritariu Silvijai, bet man skanesni čia dalykai buvo. Nu, tipo, tas sos man patiko sūris, duona. Įvertinam! Aš duodu Palaukit, dar kakavas. Aš duodu 5, nes man prancūzų daugiau patiko. 6. Birolas? Man tai toksai... Aš nežinau, aš turbūt alkana gal, dėl to man patinka viskas. Toksai bomšpakis, bet su tikrais makaronais ir daugiau prieskonių. Tokių pomidorinių prieskonių. Duodu 7 iš 10, truputį daugiau nei prancūzam. Aš 7, o Ir mes dar kakavos neragavom. Ir čia mūsų mikrofonas išsikrovė, taigi aš jums viską komentuosiu, ką mes čia darom. Mes čia ragavom šitą kakavą, kur ten 3 valandas darėm, Talžūnui, kaip matot, nelabai patiko. O čia ragaujam japoniškus davinius, sušiai, taip, galis kažką ten prenumeruokit kanalą, sakė, jo, gerai prisimenu, sakė dar, ir komentuokit po šitų video, jo, tą ir sakė. Ir tai valgom visi. Labą dieną visiems, aš esu Greta Svit ir prenumeruokit šitą kanalą, pildyk pigiausiai.